Šilko tapybos darbelį, plikas, kurį galės įrėminti arba nešios kaip skarelę. Šitą darbelį sukūrė taip pat lietuvė. Negalima, reikia pievelių žolelė, kaip ten save prisistato, arba sesė. Negalima reikia. Tai gal tada visi teiksime simbolinį apdovanojimą? Paklausim. Priimsiu ir perduosiu, turėsime mes susitikimą šiuo metu, jau galima sakyti, eilinis susitikimas, susitinka mūsų forumo bendruomenė, kur nors Norvegija susiranda vietą ir tuo metu jums ir perduosiu ir šitos visus žodžius pasakytus ir šitas dovanas. Forumas mūsų, kaip jau minėjot, šiandien yra 2 metai ir 2 savaitės, jau gana ilgas toksai projektas, turėjom pradininkus, kurių vienas adresas mūsų Lietuviai Norvegijoje.com jisai pasibaigė, dabar Lietuviai Norvegijoje.com dabar jisai tęsiasi. Galva guldau, kad dalis iš jūsų esat pabuvoję tam puslapį. Matau čia ir forumiečių dar net keletą, tuos, kuriuos pažįstu. Netgi drįsčiau pasakyti, kad forumas yra didžiausia lietuvių organizacija kol kas Norvegijoje. Turime 1830 vakar narių, registruotų narių, plus svečių, kurių būna visą laiką daugiau negu pačių narių. Įlenda į forumą, ieškosi savo informacijos nuo ITŽ, nuo pačių kasdieniškiausių problemų, kaip kad ir mūsų administratorė dabar ieškosi vežimėlio, tarkim, nuo tokių, kur surasti kaip tą įkti, kas turi problemų su darbais ar su leidimais, ar kažkaip. Visą tai mes sprendžiame, visą tai mes ne tik plėšų lygyje, bet su patvirtinimais, su oficialia informacija, visą tai mes turim ir pernai metų vasarą įsijungė mūsų forumo internetinis narių skaitiklis. Nuo to laiko virš 2 milijonų kartų yra atverstas puslapis ir pasak to skaitiklio virš 110 tūkstančių yra unikalių vartotojų, unikalių IP adresų, tai yra iš tiek kompiuterių buvo žiūrėtas mūsų forumas. Tie skaičiai nemažėja, per dieną būna iki 1200 narių. Adresų, IP adresų, skirtingų vartotojų, kurie eina ir žiūri, ir tai reiškia, kad mes tikrai nesame žemam lygiai kažkur, tai kad žmonės renkasi pas mus, renkasi pabendrauti tiesiog, leskų temoje, visi leskaluoja ir rimtose temose apie darbus, apie specialybės, apie diplomų pripažinimus, apie dar kažką, tai apie gimdymą ar panašiai. Visą tą mes turime ir užeikit pasižiūrėti. Lietuviai Norvegijoje, vienas žodis, .com. Taip labai lietuvis NO už šitą gražią iniciatyvą, už šitos rinkimus. Sujudino truputėlį pradedančius su norvegietė mus priprantantiems prie to ramaus, lėto tokio gyvenimo būdą. Truputį ugnies reikia jų užpakė. Gerai, dėkui labai jums. Ir kaip jau gal kažkas pastebėjo, tas bendradarbiavimas gražus jisai tęsiasi, jisai tikrai vystysis tik toliau. Jeigu matėte, skaitėte skelbimą šitam renginiui, apačioje buvo parašyta, kas šitą renginį remia. Labai ačiū kultūros atašė Lijanai Rokytei ir kad jie per kultūros ministeriją
gavo lėšų šitam projektui vykdyti, o informaciniai rėmėjai, kaip matėte, yra bendrija, tai Norvegijos lietuvių bendrija, yra lietuvių duomenų portalas ir yra lietuviai Norvegijoje.com, taigi visi yra informaciniai rėmėjai. Taigi mes ir ateityje, organizuodami renginius, remsimės šitais trim šaltiniais, skleisim informaciją ir kartu bandysim kažką daryti, aš jau Lina šiek tiek jai iššūkių jau daviau ir